akmuo prie slenkščio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva, ugnis, kurią kūrenam ir kurioj sudegsime visi. Lietuva su pagonybės mitais, Lietuva su šimtmečių lažu, Lietuva grėsmingas dinamitas, tūkstančios sukilėlių laužų. Visos pievos, upės apraudotos, graudžiose lietuvės raudose, švietė širdys protėvių raudonos, požemiaus įkalinta dvasia. Mes visi tenai, gelmėjai užgimę, po lenktų sukilėlio dalgiu, ir visus mus Lietuva augino, tarsi lauką želiančių rūgių. Ach, rūgiai, iškentė gruodžio vėją ir keliai nubėgantis kalvon, kažkada iš Lietuvos atėję mes ir vėl sugrįšim Lietuvon. Ir tenai, kur po visų klajonių žemėn atsigults mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žodį Lietuva. Mėly klaipėdiečiai, mėly Klaipėdos miesto svečiai, prieš 22 metus mes nusimetėm svetimšalų primestą jungą, jų primestą režimą ir manėm, labai šventai tikėjom, kad sukursim nepriklausomą laisvą Lietuvą, laisvą nuo svetimšalių, laisvą nuo smurto, laisvą nuo visų blogų dalykų. Ir gyvensime tikrai laimingai ir tikrai vos ne kaip vakarų šalyse. Ir štai praėjus 22 metam situacija, kurioje mes gyvenam. Įvykiai, protų nesuvokiami įvykiai, smurtas su 240 policininkų ginkluotų guminėmis lasdomis, ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis, su skydais, veržėsi į mažos 8-metės mergaitės senelių namus, prievarta grobė ją iš namų, klykiančią neša autobusiuką ir išveža nežinoma kryptim. Kur ji šiandien mūsų deimantė? Kur ji? Šiandien tarp mūsų yra visai klaipėdiečių, ir Raselė, ir Tatjana, ir atvykę iš Garliavos, vyrukai matau, ir Vaclovas, ir kiti klaipėdiečiai, kurie vos ne 2 metus, laikas nuo laiko, kartais ir mėnesiais išbūdavo prie deimantės senelių namų, kurie iš tikrųjų pirmieji suprato tiesą, kad būtent Lietuvą reikia apginti čia Garliavoj. Ir jie prieš keletą savaičių kalbėjo su ašaromis akyse apie tą baisų ankstyvą juodąjį ketvirtadienį, kai deimantė buvo išplėšta ir išvežta. Toliau mes turime neteisybę su sumažintam pensijom. Turim neteisybę su augočiam iki beprotybės kainų apšildymo, būsto apšildymo kainomis. Turim beprotybę su dujų kainomis. Turime neteisybę ir švietimo reformose, ir sveikatos apsaugoj. Kokią sritį bepaimsi, visur neteisybė. Tačiau per centrinę žiniasklaidą, per Lietuvos rytą, per centrinę Lietuvos televiziją, per LNK, per Lietuvos ryto laikraštį, per 15 minučių, kai redaktoriumi tapo Valatka, per Delfį netgi, kurį aš nepaprastai mėgau ir labai skaitydavau, šiuo metu nebeskaitau, sklinda ištisai melas. Melas, kad čia grupelė patvorinių sugalvojo, kad čia tik tai yra tarp šeimų, kaip prezidentė įsireiškė, tik šeimų konfliktas, kad čia nieko tokio, mergaitė priklauso biologiniai motinai, jinai turi būti motina. Taip, aš irgi mama, išauginusiu 2 vaikus, tačiau nei vienas mano vaikas šiai dienai negyvena Lietuvoje. Sūnus Anglijoje, dukra Vokietijoje. Sūnus nori grįžti namo, mama, aš noriu grįžti, bet aš galvoju mintise, negaliu atkalbėti, žinau, kad jam norisi, bet sakau, mintise galvoju, ką tu rasi Lietuvoje? Juk greitai vedęs turėsi vaikučių, kaip tu gyvensi, iš ko tu gyvensi? Tai bet susirinkome ir jeigu pakratyti mintise savo artimųjų gyvenimą, savo gyvenimą, kaimynų gyvenimą ir pasižiūrėkite, kokie trupiniai likome, kad ir Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje.
pagyvenusio amžiaus žmonės ir vaikučiai mokyklinio amžiaus. O kur darbingiausiai žmonės? Sakysim, nuo 25 iki 40 metų. Jie pluša Anglijos fabrikuose, lenkia nugarą karštoje saulėje Ispanijos šiltnamiuose, Italijai, kažkas išskrido už Atlanto į Ameriką, Airiją, Švediją, Norvegiją, Suomiją. Šiuo metu atsidarė Vokietijos rinka. Praktiškai pasklidom po visą pasaulį. Ir prieš keletą metų buvo mūsų gyventojų visuotinis surašymas. Ar jūs bent vienas iš jų žinote, kiek mūsų liko Lietuvoje? Buvom kažkada 3,5 milijono, sakydom, mūsų 3 milijonai. O šiandien turbūt beveik kiekvienas pagalvosit, vargiai ir 2 milijonai belikom. Ir tie patys galbūt išsisklaidysim. Taigi šiandien mes atėjome kaip ir prieš 22 metus į tą pačią aikštę, kurią prieš 22 metus pavadinome atgimimo aikšte. Ir matom, kad reikia atgimti iš naujo. Lietuva šaukėsi naujo atgimimo. Deja, skistokai, kaip matot, susirinkom, deja, kai kas dirba savo daržuose, užsiėmė buitinės rūpesčiais, bet tiek to, visiems paragysim savo kaimynus, draugus, giminės, atskleisti tiesą, kurią sužinojome.